valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai per LRT. Vasario 15-ąją, ketvirtadienį, 15 valandą iš Lietuvos Respublikos prezidentūros nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo iškilmių transliacija per LRT kultūrą. 21 valandą šventinis koncertas Kaune Aš dalis tavęs per LRT televiziją ir LRT radiją. Penktadienį, vasario 16-ąją, 12 valandą, 3 Baltijos valstybių vėliavų pakelimo ceremonija Vilniuje Simono Daukanto aikštėje. Tiesioginė transliacija per LRT televiziją, LRT radiją ir LRT klasiką. 13 valandą, šventų mišių skirtų Lietuvos nepriklausomybės dienai tiesioginė transliacija ir per LRT klasiką. 14:30 vasario 16-osios minėjimo prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje tiesioginė transliacija ir per LRT radiją. 17:45 iškilmingas atkurtos Lietuvos 100-mečio minėjimo koncertas Glorija Lietuvai Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre per LRT televiziją, LRT radiją ir LRT klasiką. 19 valandą didingas šventinis koncertas Dainuoju Lietuvą. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus katedros aikštės per LRT televiziją ir LRT radiją. 21:30 per LRT televiziją istorinė drama Emilija iš Laisvės alėjos. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį švęskime su LRT. Mes esam babaužiukai, ir mes labai mažiukai, mes esam babaužiukai, ir nuotykių mes turim daug labai, nors mūsų nematai, linksma su mumis bus visada. Mes esam babaužiukai. Primink, kurios džengos yra mano? Ne džengos čia, o šachmatai. Ai, okei. Primink dar, kaip asiliukas žygiuoja. Ne asiliukas, o žirgas. Jis eina 2 pirmin ir 1 į šoną. Gerai. Ir paskutinis klausimas. Nu? Kuris iš jų yra žirgas? Uta, Micita, ar girdėjot naujieną? Kokią? Katiną išvežė. Niekas nebegaudys, nebekramtys mūsų. Kur išvežė? Į sodą berods. Pelių ten atsirado, tai išvežė dirbt vasarai. Ar girdėjot, katiną išvežė? Ką tik pasakiau. Boileri, kodėl tu visada taip darai? Aš mėgstu geras naujienas pranešti. Ir aš mėgstu, kas nemėgsta. Galim susitarti, kas antrą sakyt. Ei, pala. Kas? Taigi aš kaip babaužiukas panašus į katinėlį, valgau jo maistą. Ir ką? Ar paliko jo indėlių su maistu? Sakyk, Lazerį. Aha, dabar jau aš. Tu pradėjai, tu ir sakyk. Katiną išvežė su visais priedais. Su visais aksesuarais. Tai ką aš dabar valgysiu? Bet pala, tugi tik kartą per mėnesį valgai, tavo supergalia tokia. Ar aš nusišneku? Nelabai man jis super. Ir jau esu alkanas. Ko norėtum? Katino maisto. O jeigu kažko kito? Žuvytės. Viskas aišku, einam žvejoti. Sėkmės. O mes su boileriu varom pavarinėti balkoną. Lazerį, kas paskutinis, tas supuvęs kiaušinis. Gerai, varau, nenori supuvęs kiaušinis būti. Einam ir mes. Kažkaip jaučiu, kad patik žuvytė man. Grynas oras. Gal kraustomės į mišką? Mes naminiai babaužiukai, neišgyvensi miške. Bet turim čia pastovyklaut kada. Sako, stipresnis ir protingesnis esi, jeigu gamtoj dažnai būni. Kas taip sako? Sensėjus Atlasas. Jisgi gamtoj gyvena ir pažiūrėk, koks protingas. Nu, taip. Kaip? Tūbas sako, kad nepraleis jūsų. Kodėl dabar taip? Nes čia jo teritorija. Ir jis jūsų nepažįsta ir dėl to nemėgsta. Tai reikia susipažinti. Aš Uto. Aš Gigas esu. O aš Micit. Micito, viskas gerai.
Aha, tik smirda baisiai. Reiktų dažniau dantis valytis. Sako, kad viskas gerai jam su dantim. Turėtų būti. Tai kodėl taip smirda iš burnos? Nes šiukšlės valgo. A, iš kur šiukšlės miške? Tai žmonės atveža. Koks siaubas? Kas gali šiukšlės į mišką vežti? Neišmanėliai, kiaušiniai visokie. Turbūt. Kaip ten bebūtų negražu taip elgtis, Tūbai. Jūs ką tik pamatėt Tūbos supergalę. Ir čia tik pusę galingumo. Gal norit mano pamatyti? Tūbai, kaip tu? Nori? Sako, kad ne. Tai praleiskit mus. Irgi ne. Tai nepaliekat man kitos išeities. Nori ir tu tokio? Ne, aš iš vis čia nieko dėtas. Aš sakiau Tūbai, kad nelįsti prie jūsų, bet jis neklaus. Norėčiau, kad ir mano supergalia būtų žaibus laidyti, o ne valgyti kartą per mėnesį. Baigtų. Puikiai ir tavo. Kiek laiko susitaupo. Uto, tu visada moki kažką gražaus pasakyti, todėl tave visi ir mėgsta. Mes meškerės pamiršom. Micito, man rodos, mes jų iš vis neturim. Aha, kažkaip nepasiruošę atėjom. Hei. Ramiai tik tais. Uto gali žaibą tau paleisti iš savo antenų. Oho, ir aš taip norėčiau. O kokia tavo supergalia? Ai, juokinga tokia. Pasakyk. Jeigu kažkam skauda, galiu apspjauti ir tada nebeskauda. Gydančios seilės. Naudinga. Aš tai valgau tik kartą per mėnesį. Vau, tokios dar labiau norėčiau. Ką veikiat, kas tokie esat? Mes naminiai babaužiukai. Aš Uto. Aš Micita. Jūs gyvenat pas žmonės namie? Taip. Vau! Tai čia tau, wow. Tu gamtoj gyveni. Bet norėčiau namie gyventi. Visada labiausiai norisi to, ko neturi. Ir kaip tau čia? Būtų nieko, jeigu ne tokia viena Kūzava. Kas tokia? Jeigu apie mane kalbat, tai su manimi kalbėkit. Amžinai atein visokie pienburniai ir trukdo. Mes? Mes. Visi tik apie save galvoja. Koks tavo zodiakas? Aš jau dabar jaučiu, kad mes nesutarsim, kaip ir su šita. Kas tu tokia, primink? Kūzava, tu puikiai žinai mano vardą. Beje, aš Lulu. Labas, Lulu. Tylėt visi. Tu žalis. O kodėl tokia apvali galva pas tavis? Ko aš žinau? O kodėl tu tokia nemaloni? Prašau į mane kreiptis jūs. Jokia aš tau to. Jūs labai nemaloni esat. Nu čia dabar? O ką tam vežimėlį turit? Planavom čia žuvį dėt, bet neturime meškerių ir nemokam žvejot. Gal galit mane pasiimti kartu? Ir tave suvalgyt? Ne. Į miestą parsivešt. Šiaip pas mus namie yra akvariumas. Tiksliai. Mesgi galėjom ten žuvies pasigaut. Ne, aš sakau, kad Lulu galėtų jame gyventi. Jo, galėtų. Rimtai? Galiu keliauti su jumis? Kodėl ne? Pas mus bent jau kompanija geresnė. Kūzava. Nedrįsau tau to sakyti, bet kad jau iškeliauju, tai tikrai galiu. Nesvarbu, kad esi vyresnė. Turi gerbti kitus ir tave gerbs atgal. Tu mažvaigai, kaip tu drįsti taip kalbėti su vyresniais? Lulu, šok į vežimėlį. Pala, tu negali palikti šitą prūdą. Aš tau neleidžiu. Iki, Kūzava. Nebandat nuveit. Aš skundą ant jūsų parašysiu. Kaip aš jos nepasilgsiu, žinokit. Kiek laiko pragyvenai su ją? 2 metus. Jau buvau išmokus nebegirdėt, ką sako. Dainas mintise dainuodavau. Vėl jūs? Čia yra Tūbo teritorija, o čia pats Tūbas. O jis neatsimena, kaip jam praeitą kartą baigėsi. Jam vis dar skauda snukį po jūsų. Už tai bus kerštas. Oho, kada jau čia tas kerštas? Tai kada? Tai dabar. Paskui mes reikalų turim. Tai gaus antrą žaibą ir 2 skaudės. Ne, dabar jis parodys visą savo galę ir tu nespėsi sužaibuoti ant veido. Mes tik norim grįžti namo. Micita,
Man viskas gerai. Tik iš šiukšlių valgyti nenustojo. Pala, tai jis keršė, nes jam skauda snukį. O taip, patikėk. O kodėl jam skauda? Nes šitą raudoną pirmajam elektrai snukį paleido. Gerai, bet... Kas gerai? Negerai. Net tai žinoma, kad negerai, bet kodėl elektrą paleido? Nes tūbas jos žalio draugą nuo vaizdo nuriaugėjo. Tai tūbas taip išeina pirmas pradėjo? Kaip ir taip, bet čia jo teritorija, viskas, žinai. Klausykit, o jeigu aš padarysiu, kad jam nebeskaudėtų? Atstosit nuo mūsų? Tūbai. Ką galvoju? Gerai, atstosim. Ramiai pastovėk. Tūbai, ant tavęs spjauda, žiūrėk. Tu gali ramiai pastovėt. Nebeskauda? Sako, kad nebe. Kaip tai padarėjai? Taigi sakau, čia mano supergalia. Galite praeiti. Tūbas nieko nedarys. Nu, ačiū. Nepykit, jis nėra labai protingas. Nieko tokio. Tūbai, čiagi tik drugelis. Raka mikrofon. Uta, Mičyta, pagavot žuvį. Čia ne žuvis, o Lulu. Labas. Labas, aš Lazeris. Ne, tai aš Lazeris. Tu boileris. Jūs robotai? Taip, aš moku šitaip. Wow. O Lazeris nemoka, jeigu ką. Aš už tai turiu lazerį vietoj rankos. Wow. Čia jūsų supergalios? Turbūt. Kur tu gyvensi? Lulu gyvens akvariume su žuvytėm. Pala, o Mičito rado ką valgyti? Ne. Už tai mes jam kai ką radom. Štai, puikiausias arbuzėlis. Esi ragavęs tokį? Ne. Skanus. Duok ir man paragauti. Supratau, nelendu. Gerai, kad ne kasdien, o tik kartą per mėnesį jam tai būna. LRT.lt